Sveiki, šiandien aš norėčiau pakalbėti apie dar vieną istoriją, kuri vyko būtent šį mėnesį ir parodyti, kokius rezultatus ir kokią įtaką komunikacijai tai turėjo. Tai būtent apie Communication Impact metriką šiandien ir daugiausiai kalbėsiu. O šitą turinį aš kuriu specialiai Communication Insights Central grupiai, kuri yra LinkedIn'e, su tikslu apjungti komunikacijos specialistus, kurie dirba su duomenų analize. Kviečiu prisijungti, jeigu dar to nepadarėte. Taigi pasižiūrėkime į istoriją. Istorija prasideda taip. Berods Civita atlieka tyrimą apie geidžiamiausius Lietuvos darbdavius ir Telia stipriai stovi aukščiausioje vietoje. Ir vienos ar dviejų dienų bėgyje staiga žiniasklaidoje pasirodo komunikacija apie tai, kad Telia atleidžia 400 darbuotojų, kas stipriai turėjo įtakoti jų bendrą darbdavio įvaizdžio komunikaciją. Daugelis tai yra, įmonė komunikuoja, kad yra pagrįsta su darbo efektyvumo siekimu ir dirbtiniu intelektu, kuris pakeičia kai kurias darbuotojų pozicijas, tačiau nemažai susilaukia dėmesio ir įvairių nuomonių šito klausimu. Taigi, pasižiūrėkime iš analitinės pusės, kaip šita krizė atrodo ir kokią įtaką tai padarė. O pažiūrėti mes galime būtent naudodami RepSense ir čia aš naudosiu Media Monitoringo toolsą, žiūrėdamas į visą rugsėjo mėnesį, būtent telekomunikacijų rinkoje. Kas dar nežinote, repsense.io/išbandyk, jūs galite užsisakyti demo versiją, free trialą ir vieną savaitę gauti visiškai nemokamai jūsų pasirinktos rinkos media monitoringą ir prieigą prie šių analitinių įrankių, kuriuos aš rodysiu šiandien. Taigi, kaip atrodo rugsėjo mėnesis telekomunikacijų rinkoje, iš Telios pusės matau stiprų šuolį paminėjimų rugsėjo 4 dieną, reiškia, kad rugsėjo 4 dieną vyksta kažkokie tai įvykiai, kurie aktualūs. Ir čia aš matau, kad tie paminėjimai yra pirmiausia išplatinami naujienų agentūrų duomenyse. LT ir BNS parašo apie įmonė grupė ketina atleisti 400 darbuotojų, kol kas matome va šitos minusiukus, tas impaktas nėra toks tai didelis, reiškias. Ir jeigu aš dabar pažiūrėčiau, kaip bendrai atrodo tą dieną žiniasklaida, tai aš išsijungiu tą filtrą su agentūrų duomenys ir matau, kad visi nuo ten Delfis, kas vyksta, Lietuvos rytas, Alfa, vakaro žinios ir taip toliau, visi tą informaciją išplatina, dažnai jau čia matome, reiškia, neigiamumo tas impakto skoras yra padidėjęs, ne, šiek tiek daugiau, jau nebėra -2, tai bazinė informacijoje ten pridėta daugiau, reiškia, teksto ir kiekis didėja. Ir jeigu pažiūrėtume detaliau, tai pačiame straipsnėje aš matysiu Telios paminėjimus, matysiu, reiškia, kas buvo kalbama, kas buvo cituojama, čia kalba jau ir cituojamas jau Giedrė Kaminskaitė Salters. Judame toliau. Tai dabar aš noriu pasižiūrėti, o kokią įtaką tai turėjo Telios komunikacijai, būtent šitą istoriją, kuri įvyko. Kad tai padaryti, aš einu į Media Reportą, vieną iš ataskaitų ir čia yra pati pagrindinė overview ataskaita. Jeigu aš pasimčiau laikotarpį, ir sakykime, aš norėčiau iš to laikotarpio išimti vieną, reiškia, mėnesį, o mėnesis tegul būna rugsėjus, tai yra, kad pasižiūrėti bendrą komunikacijos foną, tai aš matysiu čia, kad Telia turi apie 12,23% tą impact score ir jisai šiek tiek lenkia Tele2 ir, reiškia, bet kada mes tą patį jau žiūrim per komunikacijos efektyvumą, matom akivaizdžiai, kad Telia yra čia komunikacijos lyderis ir jau nebe truputį lenkia Tele2, bet stipriai yra išsiveržusi į priekį. Dabar pasižiūrėkime, kaip keičiasi šitą situaciją, kai aš tą laikotarpį šiek tiek pakeičiu. Tai yra, aš noriu pasirinkti tam konkrečias datas. Aš žinau, kad krizė pas mane prasidėjo rugsėjo 4 dieną. Duokime savaitę laiko pažiūrėti, kaip atrodo ta savaitė. Ir ką mes turime? Mes turime Telia, kurios komunikacijos impaktas buvo apie 12%, staiga krenta į -0,2 ir komunikacijos efektyvumo prasme Tele2 šauna stipriai į priekį. Tai reiškia, tokią įtaką turi šitas laikotarpis vienos savaitės. Tam tikra skola, kurią Telios komunikacijai reikės atidirbti. Aišku, Telios komunikacija reaguoja, jie dirba visą tą laikotarpį. Tačiau medija daro savo darbą. Ir norėtume pažiūrėti, ką medija daro. Mes pirmiausia einame būtent į paminėjimo ataskaitą, kur yra, reiškia, mentions, ir matome visus šaltinius, kurie apie tai kalba. Tai čia aš matysiu visą, kas tuo metu kalbėjosi.
kalbėjo apie tai. Dabar, jeigu aš pasirinkčiau vėl time range specific date, tai nuo 4 iki 11, aš jau čia matysiu, kad toje istorijoje dalyvauja šiek tiek mažiau žaidėjų, reiškia, bet pirmų numerių čia, pirmų smuikų grėžia LNK, ar ne, su daugiausia Telios paminėjimu. Dabar pasižiūrėkime taip, kas iš šitų kanalų visą šitą generavo tą neigiamą impaktą, ne? Reiškia, impakto pasirinkime aš nusistatysiu very negative, ne? Kas pas mane čia dominuoja? Technologijos, Delfi, Aina, Alfa, visi jie įsidėjo po vieną straipsnį, bet technologijos LT tuo metu komunikacijos su to negatyvumu sugeneravo daugiausiai. Dar galiu pridėti ne tik very negative, bet ir šiaip negative. Matysime, kaip BNS, LRT ir LNK atsiranda šiame žaidime ir netgi 4 kanalas čia atsiranda Redditas. Ar ne, ko galbūt nematome iš standartinio medijų monitoringo, bet dabar RepSense turint prieigą prie socialinių tinklų duomenų, mes matysime čia būtent ir Reddit istoriją. Kas buvo gelbėtojai arba kur komunikavo tuo laikotarpiu tikriausiai pati Telia, very positive ir positive kanalai. Kas pas mane čia? LNK bus pirmoje vietoje, reiškia apie 40 žinučių, positive, very positive, taip pat LNK, BNS išplatino kažkokios, YouTube buvo informacijos, LT buvo platinta informacija telefonai. Taigi, matome, kokią stiprią effortą sudėjo būtent į LNK komunikaciją ir čia matysim komunikacija, kuri jau buvo lygiai vykdomi apie tvarumą rugsėjo 11 dieną. Galim truputį išsirūšiuoti. Reiškia, aišku, yra darbuotojų atleidimas, bet Telia komunikuoja, kad mažins darbuotojų vietų skaičius, didins pelningumą. Kas dar čia pas mus yra? Matome, kad reiškia irgi Telia naudojasi tą laikotarpiu ir komunikuoja visas kitas savo žinutės, reiškia, Petras Masiulis staiga, va čia matau, Tele2 irgi atsiranda rugsėjo 5 dieną, apie komandą kalba, reiškia, ir didelius rezultatus, vėl dar daugiau komunikacija, kuris atsiranda. Matome iš naratyvų pusės, kad iš tiesų yra šaltiniai, kurie daugiau padeda atsverti tą neigiamumą. Dabar, kiek trunka istorija, ar ne? Ir įrankis, kurį mes dažnai rodome, kaip kur yra tas dirbtinio intelekto gabumas ir ką tas dirbtinis intelektas siūlo čia, tai būtent topikų analizė. Mes turime tą patį laikotarpį, sakykime, čia aš pasimsiu nuo rugsėjo 3 iki rugsėjo 10 ir sistema man sugrupuoja didžiausius klasterius duomenų, tai yra apie ką daugiausiai yra kalbama tuo metu, galbūt reiktų šiek tiek pazūminti, ar ne? Ir aišku, Telia atleidimai yra tema, kuri turi daugiausia paminėjimų, 99 paminėjimai, 360 sakinių pataiko iš šitą temą. Ir aišku, po to yra Telia dėmesys kokybė, antra tema, kuri daugiausia komunikuota buvo. Ir toliau vokiečių programos, panašiai, bendro industrijos rinkoje. Tai jeigu aš pasirinkčiau vieną tą atleidimų tik tą istoriją ir pasižiūrėčiau konkrečiai ją, mes galime labai gerai matyti, o kaip ta istorija vyksta. Tai pirmiausia, čia iš bendro fono komunikacijos, ne visų istorijų, kurios vyko telekomunikacijų rinkoje, mes statom, kokią didelę dalį paminėjimų prasme gavo būtent šitą atleidimų istoriją. Iki 70 netgi paminėjimų per vieną dieną, rugsėjo 4 dieną, ir matome, kaip ta istorija truputį po to nuvilnyja toliau. Tai aš esu atsidaręs būtent tą istoriją ir mes matome, kad jos pikas įvyksta rugsėjo 4 dieną, informacija šiek tiek dar gauna paminėjimų 5 dieną, jinai beveik dingsta iš eterio 6 dieną, mes nematome šitos istorijos 7-8 ir jinai dar kartelį grįžta rugsėjo 9 dieną, kol ta istorija visai miršta, nesulaukusi netgi savaitės, tai yra 11 dienos. Tai reiškia, trunka. Tai labai gera galimybė pažiūrėti į tai, kiek laiko trunka tokios krizės, kiek laiko trunka tos istorijos, ar jos turi tą flashbacką, reiškia, ir jos grįžta atgal į eterį, ir kiek kartais tenka pralaukti, išbūti toj neigiamoj istorijai. Tai ačiū labai uždėmesį. Kviečiu išbandyti RepSense, aplankius svetainę repsense.io/išbandyk ir ateikite dar.